Sveiki visi sugrįžę į Sporto veidrodį. Visiems noriu padėkoti, kurie pažiūrėjote praeitą laidą ir praeitas laidas. Tie, kurie paspaudėte patiktukus, trigubai ačiū ir nepamirškite būtinai pasirašyti į kanalą, kad sužinotumėte, kada išeis naujausia Sporto veidrodžio laida. Šiandieną bus antra dalis apie Hockey Tough knygą. Priminsiu, kas ta knyga yra ir kas yra autorius. Daktaras Solas Milleris yra sporto psichologas, turintis daugiau nei 30 metų patirtį, dirbant su profesionaliais sportininkais. Tai ne tik ir aukšto lygio komandomis, bet sportininkai ne tik ledo ritulininkai, bet visokie ir krepšininkai, ir lengvaatlečiai ir taip toliau. Ta prasme, plačiai dirba žmogus, jo klientai NHL žaidėjai, olimpinių komandų nariai, kaip ir minėjau, ir įvairių sporto šakų aukščiausio lygio atletai. Miller taip pat yra daugybės straipsnių autorius sporto psichologijos srityje ir žinomas dėl savo gebėjimo suderinti mokslo atradimus su praktiniais patarimais sportininkams, kas yra labai svarbu. Hockey Tough yra praktiškas vadovas, ta prasme, knyga Hockey Tough yra praktiškas vadovas, kurio tikslas ne tik padėti žaidėjams valdyti įtampą ar nervus, bet ir išmokyti juos koncentruotis, kontroliuoti emocijas, svarbiausia efektyviai žaisti net ir pačiomis sunkiausiomis situacijomis. Ši knyga sulaukė didelio atgarsio tiek profesionalų, tiek mėgėjų tarpe. Vienas žinomas NHL treneris, čia neminimas kas tas treneris, ši knyga padėjo mums perkelti komandą į kitą mentalumo lygį. Tai tarsi sporto psichologijos biblija ledo ritulininkams. Taip, taigi, pradėkim ir pratęskim visas tai, kas buvo pirmoje laidoje, pratęskime viską toliau. Taip, daktaras Milleris labai aiškiai pateikia, kad stresas sporte tai neišvengiama dalis, tačiau tikrasis skirtumas yra taip, kaip mes su juo susitvarkome. Stresas gali būti draugas, bet gali būti ir priešas. Tai kaip žaidėjas reaguoja į spaudimą dažnai lemia ne jo techniniai sugebėjimai, ta prasme, skillsai visi, ritulio valdymas, čiuožimas, kūno sudėjimas, greitis ir taip toliau, o būtent mentalinis pasirengimas, nes mentalinis pasirengimas eina pradžioje. Pirmoje vietoje. Pirmas žingsnis, Milleris rašo, kad suprasti, kas yra stresas. Mokslinėje literatūroje stresas apibrėžiamas kaip organizmo reakcija į išorinius ar vidinius spaudimo veiksnius. Fiziologiškai tai pasireiškia adrenalino ir kortizolio išsiskyrimu, padidėjusiu širdies ritmu, kvėpavimu. Pasakysiu pavyzdį. Pavyzdžiui, labai paprasta suprasti, kaip žmogus gali suvaldyti staiga. Jeigu jūs norit save išbandyti, kaip jūs sugebate staiga valdyti stresą arba kaip jūs pasijustumėte, jeigu patektumėte į labai stresinę situaciją. Staiga palyskite po šaltų dušu ir pamatysite iš karto tą rezultatą, todėl kad kvėpavimas stipriai, sakykim taip, išsibalansuoja kvėpavimas, širdies ritmas stipriai padidėja, galvoje atsiranda mintis tik tai greičiau, kad tai užsibaigtų ir ką padaryti, kad tai greičiau užsibaigtų. Tai tą reikia pralaukti, pavyzdžiui, šaltam vandenį stovint, reikia pralaukti, kol kūnas prisitaiko, kvėpavimas nurimsta ir galva arba smegenys prisitaiko ir, sakykim taip, kūnas bendrai nurimsta, iki to. Tai tas palindimas po šaltų vandeniu ir yra pagrindinis, turbūt toksai, galima sakyti, streso išbandymas, kaip elgtumėsi streso metu. Ir ne veltui daug kas rekomenduoja lysti į drungną arba grūdintis, kas labai labai padeda streso valdymui gyvenime bendrai. Taip, trumpalaikėje perspektyvoje toks stresas gali padidinti našumą, tai vadinama eustresu.
Tačiau, kai stresas tampa per didelis ar trunka per ilgai, jis gali sukelti disfunkciją, klaidas, prarastą koncentraciją ir galiausiai pralaimėjimą. Taip, streso ir spaudimo šaltiniai ledo ritulyje. Dažniausiai streso šaltiniai rungtynėse, svarbios rungtynės, tai yra vienas, dirgiklis, kai žaidžiamas finalas arba serijos lemiamas mačas, žaidėjas jaučia milžinišką spaudimą. Ypač tokie, ypač tie žaidėjai, kuriais labiausiai pasitikė ir jie daugiausiai, pavyzdžiui, žaidžia ir ant jų pastatytos kortos. Asmeniniai lūkesčiai, noras būti geriausiu, įrodyti komandai ar treneriui. Komandos lūkesčiai, kai žaidėjas jaučia, kad turi nepaleisti komandos į dugną. Tai kai prisiema žmogus per daug atsakomybės arba tiesiog negali ramiai būti ir nesusitvarko su tą mintim, kad viskas priklauso tik tai nuo jo. Klaidos baimė, bijojimas suklysti, nes tai gali kainuoti pergalę. Žiūrovų spaudimas ir aplinka, švilpimai, kritika ar net pikti komentarai. Fizinis nuovargis, pavargus kūnui, psichika dažnai tampa jautresnė spaudimui. Tai va, tokie dalykai, kaip profesionalūs žaidėjai valdo stresą. Pažiūrėkime keletą pavyzdžių iš NHL. Nacionalinės ledo ritulio lygos. Sidney Crosbys, labai mėgsta jisai Sidney Crosby, vienas iš geriausių ledo ritulininkų pasaulyje, garsėja ne tik savo techniką, bet ir nepaprastu psichiniu tvirtumu. Crosby yra sakęs, kad jo mentalumo pagrindas – gebėjimas perjungti dėmesį nuo nerimą keliančių minčių į momentą. Jis naudoja kvėpavimo pratimus ir vidinius pasisakymus. Pavyzdžiui, toksai kaip man pavyks. Pavyzdžiui, angliškai jis tai turbūt sako I can do it. Prieš svarbias situacijas. Tai leidžia jam kontroliuoti nerimą ir išlaikyti aukštą koncentraciją. Kitas pavyzdys – Henrikas Lundqvistas, švedų vartininkas, kuris daug metų žaidė New York Rangers, žvaigždė Rangerių. Žymus NHL vartininkas, kuris nuolat kartojo savo, kad kiekvienas metimas yra nauja istorija. Ši mantra padėjo jam išvengti per didelio spaudimo, kuris ateina po praleistų įvarčių ir greitai atsigauti. Moksliniai tyrimai rodo, kad tokie metodai kaip gilus kvėpavimas, progresyvi raumenų atsipalaidavimo technika ir vizualizacija efektyviai mažina streso poveikį. Šie metodai iš dalies slopina simpatinę nervų sistemą, atsakingą už kovą arba bėg reakciją ir aktyvuoja parasimpatinę atsipalaidavimo ir atstatymo sistemą. Čia tie moksliniai dalykai, čia tiesiog, kad jie turbūt, kad privalo būti, kad būtų kažkas pagrįsta, bet tie, kas mėgsta paprastai, tai, pavyzdžiui, aš mėgstu paprastai. Tai kvėpavimas ir saviįtaiga ir vizualizacija, pagrindiniai dalykai, ką labai svarbu žinoti bendrai. Praktiniai patarimai kiekvienam sportininkui. Daktaras Milleris pateikia keletą esminių taisyklių, kaip valdyti stresą rungtynių metu. Taip, kad užsirašome. Arba, kaip sakant, užvyniojam ant ūso. Pirmas, priimkite stresą kaip natūralų procesą. Nebandykite jo slėpti arba ignoruoti. Supraskite, kad jis yra jūsų kūno ir proto signalas, kad jūs žaidžiate svarbų arba atliekate svarbų vaidmenį. Arba jūs kažką veikiate svarbaus. Tai visi tie stresas jis visada bus, niekur jo nepadėsit į šoną. Antras, paruoškite savo kūno atsipalaidavimo technikoms, reguliariai praktikuokite gilų kvėpavimą, apie tai buvo pirmoje laidoje, šiek tiek progresyvų raumenų atsipalaidavimą ir meditaciją, tai leis geriau valdyti nervinę sistemą. Trečias, sutelkite dėmesį į procesą, ne į rezultatą. Pavyzdžiui, vietoje minties negaliu pralaimėti, aš negaliu pralaimėti. Aš turiu viską padaryti, bet tik nepralaimėti. Mąstykite taip, darysiu viską, ką galiu padaryti dabar. Ketvirtas, naudokite vidinės mantras,
trumpus pozityvius teiginius, pavyzdžiui, kaip aš pasiruošęs arba aš kontroliuoju situaciją. Padeda suvaldyti baimės ir įtampą. Vizualizacija. Įsivaizduokite sėkmingus veiksmus prieš rungtynes arba per pertrauką. Tai padeda smegenims ruošti kūną realiam veiksmui. Turbūt šitoje arba kitoje knygoje yra pavyzdys būtent apie vizualizaciją. Tai aš būtinai papasakosiu apie tą pavyzdį. Pavyzdys yra labai neįtikėtinas ir, galima sakyti, net stebuklingas, ką gali padaryti vizualizacija. Bet apie tai kitą kartą. O dabar šiek tiek apie kitus sportus. Ko galima pasimokyti iš kitų sportininkų, ne ledo ritulininkų. Pavyzdžiui, tokių kaip Michael Jordan, kuris yra vienas visų laikų geriausias krepšininkas, kartą yra pasakęs, kad kai ėjo į svarbias rungtynes, jis visada prisimindavo, kiek jisai laiko treniravosi, kiek prakaito išliejo ir kiek valandų jam tai kainavo, ir tai jam leido pasitikėti savimi ir nuraminti širdies plakimą. Ta prasme, kiekvienas turbūt sportininkas turi kažkokį savo rutiną, kaip jisai save pats nuramina. Jis taip pat turėjo ritualą ramiai kvėpuoti ir susikoncentruoti į žingsnius, kuriuos jis turi atlikti. Pavyzdžiui, dabar kitas sportas, amerikietiško futbolo žaidėjai naudoja specialias meditacijos technikas prieš rungtynes, kad sumažintų širdies ritmą ir pasiruoštų efektyviai reaguoti į greitai besikeičiančias situacijas. Pavyzdžiui, legendinis Tom Brady dėmesį sutelkia į savo kvėpavimą ir minimalizuoja dėmesio blaškymą. Tai visada grįžtam prie kvėpavimo. Kur kelias be nuvestų, visada grįžtam prie kvėpavimo. Dabar kaip atpažinti streso perteklių ir kodėl jis žaloja. Svarbu žinoti savo ribas. Kai stresas pasiekia kritinį lygį, prasideda klaidos, žaidėjas pradeda jaustis sugniuždytas, kyla baimė ir nepasitikėjimas savimi. Tai lemia blogus sprendimus, prastą techniką ir net fizinę traumą, nes dėmesys nukrypsta nuo kūno signalų. Man tai yra labai pažįstama bendrai, nes vis tiek teko pagyventi šitam pasaulyje jau nemažai metų. Tai iš savo patirties galiu pasakyti, kad iš tikrųjų, kai tik tai dėmesys nukrypsta, kažką veiki labai svarbaus ir staiga dėmesys nukrypsta arba galvoji ne apie tai, ką tu darai, labai yra pavojinga. Gali traumą gauti, gali padaryti, pavyzdžiui, važiuodamas avariją. Žmonės dažnai padaro avarijas vien tik dėl to, kad jų mintis būna kažkur kitur ir jie paveikti streso arba kažkokių tai kankinančių minčių staiga nebevaldo situacijos. Taip, tyrimai rodo, kad aukštas kortizolio kiekis kraujyje per ilgą laiką silpnina imuninę sistemą, mažina ištvermę ir net kenkia raumenų atsistatymui. Todėl tiek profesionalūs žaidėjai, tiek mėgėjai turi mokytis valdyti stresą, o ne jo vengti. Tai labai daug žmonių serga depresija, o tai ir yra streso nevaldymas. Nes kai stresas tave užvaldo visiškai, tai prasideda depresija. Dabar bus pavyzdys, žaidėjo istorija, emocinis grįžimas po nesėkmės. Būtent taip, kaip buvo. Kalbant apie streso valdymą, verta prisiminti NHL žaidėją Zach Parise. 2015 metų ledo ritulio finalo metu jis nepataikė svarbaus metimų, kurį laikė vienu savo blogiausių karjeros klaidų. Tačiau Parise nesugriuvo, o priešingai jis iš karto po rungtynių ėmėsi psichologinių pratimų ir dirbo su komandos psichologu, kad išmoktų atleisti sau ir koncentruotis į tolesnį žaidimą. Tai leido jam per ateinančius sezonus žymiai pagerinti rezultatus ir tapti komandos lyderiu. Kas prisimenat, kur žaidė Zach Parise, parašykit komentaruose. Būtų labai sužinoti įdomu. Tai tiek šiandieną, antra laida baigta.
Ačiū visiems, kurie žiūrėjote, ačiū dvigubai tiem, kurie paspaudėte patiktukus ir trigubai ačiū tiems, kurie pasirašėt į kanalą. Ir pakomentuokit, nebijokit, sutelkit dėmesį ir fokusą ir pakomentuokit, ką manote apie psichologinio pasiruošimo svarbą komandoje, kaip Lietuvoje vyksta, ar yra tokie dalykai kaip psichologinis pasiruošimas. Ir susimatome kitą sekmadienį. Iki, visiems ačiū, sėkmės.